Gobi. Eik. Einam strelyčių ieškoti. Va strelytė, va strelytė, aha, paskui atnešė taip, aha, geras. Atnešk strelytė, atnešk. Aha, atnešk gufiuk, atnešk, geras gufus, atnešk. Atnešk, duok strelytį, duok. Ai, geras gufiukas. Geras strelytį man atnešė, geras, ai, geras, gufiukas geras. Taip, paratingas gi mūsų šuniukas. Paratingianis visi tik tai prisimeta biškį. Mokytų viskų. Kiek moki, kad parodytum, tai ohoho. Pai, šūdas. Atnešk gufiuk? Atnešk. Nereiks man eit. Aha, geras. Atnešk, gufiuk. Nebenori jau daug? Atnešk, gufi, atnešk. Taip, geras gufut. Aha, geras, labai geras. Taip, eikš gufiuk. Geras gufutis, aha. Atneši man strelytį, geras. Trečią kartą jau taip. Labai tu geras. Oba! Ryti daug negavai, tai vakarienį. Taip, sėdėk. Sėdėk, sakau. Taip, sėdėk. Sėdėk ir lauk. Geras buvai šiandien, daug neatsipavai. Strelytį man atnešiai. Taip. Nu, čia labai gerai, 100% mėsos taip. Jau nešuniukų, tai neskiriau čia. Taip. Sėdėk. Valgyk. Biškį dadedam druskytės. Reikia vėl gal čia perskraustyt. Perskraustau gal stalo. Čia kažkur. Gufiuk, pastrauk. Atskėliau 5:40, laukia jau šviesa buvo. Jau tai beveik šviesa. Nu, va, gražus bliniukas. Bet turim lėkštės didelės. Ai, tiek tas gal. Tokį gražų, taip negražiai. O, netilpa. Vėl rankytėm, kaip indai, musulmonai. Skaniau lašas druskytę. 100% iškepė. Ir skaniau. Žinot, ko trūksta iki 100%? Kepyrą bent puslitrę. Būtų zeba. Ai, prisiminiau, nebijokit, nepamiršau. Kiekvieną kartą nuo 5 dalies per vakarienę pasakysiu kokią nesąmonę apie save. Įdomų faktą. Antras faktas. 10 metų negėręs Coca-Colas. Net neragavęs. Negėręs Coca-Colas 10 metų. Vieną kartą, nepilnai prieš 3 metus, kai buvau pas draugą Vokietijai su dviračiu, kaip naminiau, davė paragauti kažkokią alkoholinę skarbonkę, ar 10,5 laipsnių buvo, ar 8,5. Kažkas su Coca-Cola. Neatsimenu, parašyk komentarų, kas tai buvo. Džigbimas koks su Coca-Cola. Nu tai tą progą paragavau. Tai va, aš šiaip
Jokios Coca-Colas 10 metų negėręs. Įdomu būtų tiksliai. Gal 10 metų ar kokį 5 mėnesiai 6. Net neragavęs. Nežinau, kada paragausiu. Tai va, toks antras faktas. Įdomesnis apie mane. Su maistu reikėtų vis tiek kažką susijęs. Tik vat sunkiau buvo aš pradžių be laikrodžio. Telefonas man tai tas, aš kai ateinu kažkuriai daly, nežinau, aš vis tiek internetą įsijungiu, ten paskambina, kada kas nepaskambina, vieną skambučią sulaukia maks per visą dieną vakarą. Ir tai ne visada. Skanu, o eik tu savo. Ko ten per pietus taip? Nelabai 80, tik dabar 95. Geras. Tai va, 10 metų neragavęs Coca-Cola. Ir kam ten jas reikia? Nežinau. Vieniem reikia, kitiem ne. Man nereikia, tai kam ją gert. Pepsi. Tas pats jo ir Pepsi. Nu taip, Pepsi. Kokią. Ir Sprite'ą kokią buvau negėris. 5 tikrai metus. Bet su dviračiu, kai varydavau, kartais teka išgert. Ir Sprite'ą palepint savį. Tikrai skanu. Zėba. Tik kaip taip gali būti skaniau, aš nesuprantu. Pastovėjo, kad bulvės? Nesąmonė. Vau. Nu tuoj 5 minutės iškeps ir tas. Į sulos įsivirsiu arbatą, kažin kas gausis. Tingiai eit vandenė, ten upeliukas beveik įžuvęs. O iki ežerai tai bus sula su šitais kaip visą laik savietėm. O čia tai gerai iškepia. Kaip čipsas. Tai eiktų čia pasisekė iš tikrųjų, na, gerai išmoksiu kepti. Nu, ta prasme, ant laužo, nes galvodavau, kad, nu, labai reikia mokėti su karščia. Nes jeigu per karštą, nu, kaip ir per pietus, beveik ir gavas. Vieni blynai buvo nedakepę. Aišku, buvo ir staroki, bet buvo per kaitru ir, nu, per greit kepa. Tiek pravaikščiai jau. Blemba, reikėtų telefonas įrašyti šitas. Kaip ten tas? Žingsniamatis. Al tai kaip be telefoną eini, tai kūgi pažiūrėsi. Norėčiau paprastą kažkokią laikraduką. Ar kokią reikia pažiūrėti. Žingsniamačią. Nebūtinas. Tik tiek, kad įdomu. Pirmin atgal iki namų. 7 ar 8 galvoja. Nu, čia 4, tai minimum pravaikštai. Daugiau, na. Jo, tai kokia 15 km praeini. Per parą. Nemanau, kad čia daug. Vienam daug, kitam mažai. Skaniai pavalgiau. Dar vieną mažą tokį tikrai suvaryčiau. Nu va, kaip antrą tokį. Būtų idealu. Bet taigi visi žinot, kad sotumo jausmas ateina po 20 minučių. Skani vakarienė. Arbatytės išgert ir bus zeba. Norėjau paragauti arbatytės, bet neragavau. Aš mėgstu natūraliai. Nemeluosiu aš jau. Sunku skonis pasakyti. Salstelį kažkokią. Tokia. Na, arbata kaip visą laiką. O artėštuom. Šiaip skani arbata su sala. Geras. Reik paguglinti. Yra tokia. Kaipgi paguglinsi be telefoną. Ką mėgučiai toj? Nežinau, kiek valandų. Tiek kartų sakiau, tai nesivaizduoju šiandien. Ar 9, ar 10, ar ne, kažkur spėju
apie 9 gal net. Pasėdėjau prie laužiuką, pasvajojau. Dar batytės išgėriau. 10 minučių ir miegi. Paskaitys man 10 minučių. Bent jau seniau tai būda vakarais. Jeigu nelabai įdomi, 10 minučių ir miegi. O, užteks. Laužiukas da. Kvėpuokime sąmoningai. Va, kvėpuokime sąmoningai. 19 puslapį. Antra dalis. Apie šitą gerą. Tu karočią visur medituoja. Jo šventenybės Dalai Lamos pratarmėje. O, tarp kitko. Apie Dalai Lamą. Visi žinot, ir ten toks vienuolis Dalai Lama. Dalai Lama, 14. Žinot, kodėl 14? Atseit 14 kartą sąmoningai jis reinkarnavas. Ir prieš mirtį ten atseit medituos. Ir pasirinks jau jo sielą, kur nukeliaut, kur atgimt. Ateis jau atseit va Dalai Lama. Ir bus 15 Dalai Lama. Tiek nedaug te reikia. Matot? Nečvyčia. Ant kiek džiaugsmingas ir patenkintas. O, mana, kiek pilnas jausmų. Pilnatvės, koks geras jausmas. Labanakt. Labas rytas. O, pa. Aha, ir gufiukas atskėla. Taip. Ir gufiukas atskėla. Nesušalai gufi. Aš tai neloji šią naktį. Pa. Užtynės labai. O jie to prigėriau vakar arbatas. Salos. Ką eisim kurt lauželį? Nelip tik tai gufiuk negalim. Aha. Nuverti kamerą. Va, mintelė vakare sudegė. Toks laužas buvo, kad reiks naują daryti. Sakau, gal užkursim be degtuko. Reikia pabandyti. O. Salytės. Bus arbatytė. Reikėtų viso. O. Karšta. Sulos aviečių arbatytė. Ar gėrėt kas tokį? O, kaip barbuliuoja. Nu, pusryčiai tik tai tokie. Naminė duona kaip visą laiką ir šį kartą nepavyko iškept. Pažiūrėkit, sudegė duona man naminė. Taigi jum vidiją montavau. Taip montavau, kad pamiršau pažiūrėti. Nelaiku pažiūrėjau ir duonų sudeginau. Tai vat. Ir šį kartą naminę sūrę. Labai skanaus. Iškepė. Tik labai nedaug, bet labai skanus. Tokie kuklus pusrytėliai. Įdomiausia tas, kad valandų nežinau kiek. Visiškai. Saulės nėra. Ar 7 ar 9. Duona šį kartą nelabai gavos. Kokia? Šiandien 5 tik. Sviestuką trūksta, ar būtų geras sūris, eiktų savo. Verslo planas, reikia tokį pardavinėti. Nieks nepirktų, brangiai kainuotų. 700 gramų, naminė sūrė, kepta orkaitė su prieskaniais. Taip nesismulkinant, 10 eurų. Var verslo planas. Visoka kažkaip tai.
Na ką, baigiam pavalgyt. Ir visai sotu. Dėkui, skanius pusryčius. Eisim namo. Dar kartais ir dantis įsivalau. Palieku. Kilimėlį šitų planų vis tiek ateis. Gal ir greitą laiką. Keliaujam namo. Matau, už krūmų. Va, o kaip gražiai šakiniai. Ne, sterniotė. Stirna šeriai. Ko rasti? Takin kemsinė, čia kelius trumpino eina. Tai kas čia lemba? Kas čia dėta? Šiukšlina. Pasiėmam 10 centų. Negražugi šiukšlint žmonės. Nu va. Ir atėjam. Zaiba, nežinau, kur raktai. Buvo ponė. Nu, einam žiūrėti įdomiausia. O. Įdomiausia. Oba. Kas atsirado? Čia bus daug žemagyčių. Na, kas čia? Niek. Įsivaizduok. Nieks neskambina. Įjungiam interneto. Ai, valandų. Va kiek. Viena žinutė ir viskas. Dvi messenger žinutės ir viskas. Tai ko? Jeigu pažiūrėjai iki pačią galą, būtinai laikų, komentarų bele kokį, prenumeruok. Ir ku, susitiksime, tikiuosi vėl greit. Iki.